Ateina šiltasis metų sezonas, tad tikrai tikiu, kad visi jau norite eiti į savo terasas, į savo balkonus. Tad šiandien pasidalinsiu patarimais, kaip atnaujinti grindų dangą, kaip atnaujinti ir atšviežinti lentas, kad ten būtų malonu būti. Tad pradėkime. Tai darbai prasideda nuo patalpos atlaisvinimo. Žinau, kad daugelis iš jūsų balkonus paverčiate savo sandėliukais, sandėlį sunešat visus ten savo rakandus. Tai prieš atnaujinant reikės viską išnešti. Ir prieš tepant dangą, aišku, bus daugybė labai svarbių paruošiamųjų darbų. Kai jau atlaisvinote savo balkonus ir terasas, laikas viską labai gerai išvalyti, iššluoti visas dulkes, tai tam aš naudosiu šluotą, šepetėlį, kur bus sunkiau prieiti. Ir turiu tokius pagaliukus, ką tik pietavau, suvalgiau sušis ir liko man tokie pagaliukai, tai su jais išvalysiu tarpus visus, kad ten irgi nebūtų jokių šiukšlių. La 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 la. Aš savo terasą apsivaliau, jinai yra gan švari, o jeigu pas jūs būtų labiau apsinešusi terasą visa, nežinau, pažaliavusi ar papilkavusi, tai yra toks valiklis, jis yra tokiam granulėm. Tai susimaišykit su vandeniu tas granulės į tokią pastą, užtepkit švelniai ant lentų, palaikykit pusę valandos, pasta padarys savo darbą ir tada gausiai nuplaukit vandeniu ir galėsite eiti prie aliejavimo darbų. O dabar aš einu apsiklijuoti viską, kad neištepčiau, ko nereikia. Laikas pradėti alyvuotis, tai aišku, naudokite apsaugos priemonės, siekiniai, nes kad aliejus nepatektų į akis, ir pirštinės. Naudoju tokį paklotą čia, žiūrėkit, jis yra su plėvelė, tai mano patarimas irgi pasiplaukit gal kažkokią plėvelę, kad nepritaškytumėt visur. Ir svarbus žingsnis pramaišyti aliejų, nes ten neaišku, kas yra nusistovėję, spalva. Tai dar noriu atkreipti dėmesį į oro sąlygas, kad jos būtų palankios jūsų darbui. Tai turėtų būti bent +5 lauke ir nebūtų labai didelis oro drėgnumas. Ir iš vis geriau darbus būtų geriau planuotis ryte, kažkur apie pietus, nelabai vakarą, nes vakare irgi prasideda jau rasa, tai irgi pakenktų galutiniam jūsų rezultatui. O mes dabar pradedam alyvuoti. Tai pradedu alyvavimą su tokiu mažesniu teptuku, tai irgi rinkitės teptukus, kurie yra skirti alyvavimui, kad būtų daug plauko, jis būtų minkštas. Tai aš pirmą darbuojuosi su tokiu siauru teptuku, kad gražiai priveščiau viską, kur man reikia ir neištepčiau, ko nereikia. Labai daug aliejaus nenaudokit, nes kuo daugiau aliejaus padarysi, tai susidarys tada tokia plėvelė. Ir ta plėvelė gaus drėgmės ir ją pakels, tai žiūrėkit, neperdauginkit. Kai tepsit, svarbu pradėsit nuo vieno krašto ir visą lentą turit ištepti vienu judesiu geriausia, kad viskas gražiai pasiskirstytų. Tai va, aš irgi matau, kad čia yra truputį perteklis ir iš karto jį nuimu. Ir iš karto dar su mažu teptuku įsitepu į tarpus, nes noris, kad ir ten viskas būtų gražiai. O kaip reikėtų pasirinkti tą aliejų? Tai pasirinkti pagal tai, ko jūs norite. Jeigu norit su spalva, tai renkate su spalva. Jeigu norit, kad išliktų natūralus tas medis, koks buvo, tai rinkitės bespalvį. Tik aišku, kad bespalvis aliejus tarnaus truputį trumpiau, nes jis turi silpnesnį UV filtrą negu aliejus su spalva. Tai toks ir skirtumas. Kai alyvuosit su bespalviu aliejum, tai neįsigaskit, kad jis yra baltas, jisai susigers visas į medieną ir tikrai taps bespalviu. Tikrai be streso dirbkit savo ramiai ir aliejus atliks savo darbą. Turbūt pastebėjot, kad pas mane terasos mediena turi tokius rifliukus, čia viduj tokie greveliai, tai dėl to aš pasirinkau dirbti su teptukais. nes aš galiu, vat matot, aliejai visai tepti ten į vidų, kad jis visur papultų ir tai yra labai svarbu. Bet jeigu, pavyzdžiui, pas jūs terasa yra
lygių, lentų, tai kad pagreitinti darbą jūs galite naudoti aliejavimo kempinę, tai viskas greičiau būtų ir našesnis tas darbas. Ir iš vis nebijokit, su aliejais galit visas medžiagas medinės atsinaujinti, ir baldus, ir kėdės, ir stalus, ir jeigu turit apdailą ant sienų, ją galite aliejoti. Tai aliejų panauda yra labai plati, tai nebijokite eksperimentuoti, tik aišku nenaudokite ant kūno masažo aliejaus ir maisto kepimui. Tai šis aliejus netinka. Tinka grožiui ir estetikai sukurti. Viskas, terasas atnaujinimo darbus baigiau. Pažiūrėkit, kokia gražuolė terasa. Tai dabar leisim jai pabūti, jinai džius apie parą laiko, tada bus galima nueiti nusiklijuoti visas lipnės juostas, o baldus neškitės po savaitės. Kantrybės.